Sveiki, dalinuosiu savo naujausių meditacijos įrašų įrašytų birželio 10 dieną, kuris yra išskirtinis tuo, kad jisai labai meditatyvus ir labai ritmingas, sakykime. Jisai kalba apie kvėpavimą, apie tai, kaip kvėpavimas gali įžiebti vidinę ugnį, užkūrenti širdelę, kuri galėtų vėl jausti, mylėti ir vėl mums dovanoti dovanas, kurios pasireiškia mūsų talentais, įkvėpimais, tai, ką mes nešame kaip šviesą viduje. Tai labai gerai yra šią meditaciją klausyti užsimerkus, atsipalaidavus visiškai, taip pat kvėpuojant ir paleidžiant bet kokias įkyrias mintis, tiesiog visiškai būnant šią akimirką ir atsipalaidavus. Taip pat kiekviena meditacija yra medituojama su tam tikru kristalų akmeniu. Tai šiuo atveju tai buvo rožinis kvarcas. Ir per kiekvieną meditaciją aš pasirenku, kokį akmenį šiandien jaučiu, norėčiau turėti rankose, kuris tą visą lauką ramintų, palaikytų, žemintų. Ir šiuo atveju tai buvo rožinis kvarcas. Rožinis kvarcas, kaip žinoma, yra meilės akmuo, šilumos, tokios, nežinau, jaukumo, grinai tokio švelnumo ir pačios meilės energija. Tai ir pačio meditacijai bus labai lengva tai patirti, pajausti, nes ta energija tiesiog pulsuoja. Tai linkiu malonaus klausymo ir susitiksime netrukus vėl. Įsiklausykite į savo kvėpavimą. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Taip, kaip kvėpuoja vėjas. Taip, kaip kvėpuoja žemė. Taip, kaip kvėpuoja gamta. Mažiau ego, mažiau ego. Tikrasis grynas kvėpavimas. Be formulių, be skaičiavimo, be jokių taisyklių, koks tas kvėpavimas turėtų būti, be jokių išvedžiojimų. Grynas kvėpavimas kūnu. Gryna kvėpavimo funkcija. Deimantas. Tokiu būdu tyras oras gali paliesti jūsų kūną. Kvėpavimas be išvedžiojimo, be ego pinklių, be ego nustatytų norų, lūkesčių, svajonių. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas tampa grynų potencialų, kokį jūsų kūnas gali turėti. Neužterštų, nenuspalvintų nei viena tam tikra spalva, kuri dominuoja. Visiškai grynas kvėpavimas, gyvybė. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Griūna struktūros. Taip garsiai gali griūti ir ego. Jeigu ego yra pastatęs didžiulės pilis, miestus, šalis, įvaizdžius, rolės, vaidmenis, filmus, spektaklius, ego gali daug ką pastatyti. Įsigalėjus tikram vėjui, toks, koks yra gamtoj, tikram vėjui, koks yra jūsų kūne, kokį kūnas gali įkvėpti, grūna visi tie miestai, struktūros. Jie negali atlaikyti. Tai kaip to alegorijai su 3 paršiukais, skirtingom struktūrom, skirtingi namai, bet jie vis tiek visi yra nupučiami vėjo. Netgi tasai plytinis, jisai vis tiek anksčiau ir vėliau yra nupūstas vėjo. Vėjas atlaiko laiką. Vėjas gali būti atšiaurus, vėjas gali būti šiltas, vėjas gali būti šaltas, bet jį apibūdina protas. Vėjas tiesiog
yra. Vėjas išjudina stagnaciją, vėjas įelektrina ir išjudina materiją. Vėjas yra gamtos kvėpavimas. Žmogus tiek yra apsistatęs mintimis, kurios maitina jo visą ego struktūrą, jo asmenybę, kad jis tiesiog dūsta. Jis tiesiog dūsta, nes jo kūnas negali įkvėpti. Jis bando mažais įkvėpimais tą orą užčiuopti, tačiau tai neužtenka tam, kad jis pilnai galėtų vykdyti savo potencialą, savo svajonės, to, ko atėjo šią žemę. Jisai pakliuvo į pinklės, į šios matricos pinklės, kuomet nori kažko siekti, nori kažkam įrodyti savo vertę, kuomet apsiima nemažai vaidmenų, socialinių, įvairiausių vaidmenų, kurios privalo įgyvendinti, ir tik tada jaučiasi laimingas, nes jį pagiria, nes jisai savo skaliai, kurią gali pamatuoti, kažkurioje vietoje save atranda. Aukščiau, žemiau, bet jisai jaučiasi saugus, kad jis save atranda. Taip naviguoja protas ir gyvenimas žmogaus, kuris yra ego pasaulyje ir neleidžia savo įkvėpti. Kuris viską labai personifikuoja, kur kiekvienas įvykis, situacija jam yra gyvybės ir mirties klausimas, išgyvenimo klausimas, nes taip ir yra. Jeigu jis netitiks tam tikro standarto, išeis iš skaičiuoklės, iš ribų, jisai tiesiog pranyks, negalės gyventi, nes jisai įkvėpęs išpūs viską, ko nereikia, visas iliuzijas, kurias susikūrė, kurias yra įdomu gyventi, patirti, bet kai jos perima viršų, kai kūnas pradeda sirgti, kai jis pradeda siųsti žinutes, kad gali ir daugiau nuveikti šiame gyvenime, negu vien šitie žaidimai, pilių statymai, šalių ribų vedžiojimai, vaidmenys ir taip toliau, visi dalykai, kas priklauso ego pasauliui, kūnas pradeda sirgti. Tai būna signalas, tai būna žinutė, tai būna jausmas, pojūtis, mintis, kuri ilgainiui, jeigu neišgirsta, jinai nori būti išgirsta, jinai vėjo neįkvėpimą, jinai nori priminti žmogui ir tai vienas iš būdų, kaip kūnas siunčia signalą. Įkvėpkit dažniau ir iškvėpkit. Taip pat kaip kūnas siunčia ligas, kaip žinutes. Taip pat kūnas gali siųsti ir kvėpavimo žinutes, kaip priminimą sustoti. Ir tai lygiai taip pat yra fiziologinis pratimas pradžiai. Įkvėpėte ir iškvėpėte tada, kai apima nerimas, kai galvoje tuščia arba kaip tik labai daug minčių. Atsiremiate į savo kūną, į savo centrą, kvėpavimu. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir leidžiate šitai gamtos jėgai, vėjui, visiems jo lygmenims keliauti per kūną. Leidžiate savo paties šaltiniui vėl būti kūne per kvėpavimą. Ir šis kvėpavimas, ši energija, jinai ateina ir išeina, jinai ateina ir išeina, ateina ir išeina. Tai ratas, gyvybinis ratas. Ir jisai neturi vardo, jis neturi personifikacijos, jis yra amžinas, jis keliauja. Jisai amžinas šaltinis, kuriam nėra nei pabaigos, nei pradžios, nėra nei vidurio, jokio atspirties taško, jis tiesiog yra visuomet, kuomet jums jo reikia, per kvėpavimą. Kvėpuojant jūs prisimenat savo pagrindinės funkcijas, gyvybės, nes be kvėpavimo jūs neegzistuotumėte. Kvėpavimas įkūrena širdies ugnį, kaip mažus angliukus įpučia oro ir širdis gali pamilti.
Oras įpučia kraujagyslės, įpučia kraujo judėjimą, atneša deguonies kūnui, smegenims, tai gyvybinė energija. Jis neturi vardo, nes vardus turi ego pasaulis. Ten, kur kažką norima supersonifikuoti, kad kažką galima būtų pasisavinti ir vadinti savimi, savo vardu. Pajauskite, koks lengvumas yra tada, kai jūs neturite vardo. Kai jūs neturite funkcijos, neturite rūpesčių, neturite vaidmenų, neturite jokių lūkesčių, kuriuos turite patenkinti. Tiesiog turite kūną, patirtį ir gyvybę tekančią per šį kūną. Ir talentai, pomėgiai, kur labiausiai širdis įkūrenta proto, tie talentai padiktuoja tai, ką šis kūnas visiškai savo idealioj formoj, visoškoj šviesoj, gyvendamas kartu išvien su gamta gali sukurti geriausiai, kuris įkurs harmonijai, džiaugsme, be ego žaidimų, be jokių papildomų jausmų, be jokių manipulacijų. Tiesiog švytės ir džiaugsis savo paskirtimi. Kvėpavimas įkūrena jūsų aistrą. Aistrą gyventi, aistrą talentams ir hobiams. Ar tai būtų piešimas, tapyba, dainavimas, šokis, ar tai būtų bendravimas, ar tai būtų lyderystė, ar tai būtų pagalba, ar tai būtų džiaugsmas, emocija, mintis, viskas tai, kame jūs jaučiate didžiausią džiaugsmą. Tai yra vėjo įkūrenta žarija, kuri virto ugnimi, varomoji jėga. Šitų dalykų užvadinti nėra įmanoma, nes tik užvadinus jie iškart praras savo esmę. Jie iškart sumažės, taps labai plokšti, dviejų dimensijų plokštumoje esantis objektai. Jie egzistuos, jie bus, tačiau jie bus labai labai riboti. Ir jie bus labai pavaldus ego, nes jie žais ego pasaulyje. Tačiau dimensijas galima apjungti ir tarpusavyje. Dimensijos gali persismelkti ir viena su kita sąveikauti. tą pačią sąvoką kaip kvėpavimą galima iš kitos dimensijos įgyvendinti šioje dimensijoje, šioje tankioje, gan plokščioje dimensijoje. Galima įžeminti ir visas kitas. Ir tą patį kvėpavimą pajusti kitomis spalvomis, neįvardijus, kaip gyvybę kūne, kaip kraujo cirkuliacija, į emocijas, džiaugsmą ir aistrą, kam labiausiai turite talentą šiame gyvenime. Nes kiekvienas žmogus turi talentą, kiekvienas žmogus turi tikslą, dėl ko čia atėjo. Visos dimensijos jos susivienodino, susilygiavo tam, kad jūs čia galėtumėte gimti. Nieko nėra šiaip sau. Jūs pasirinkote vietą, laiką, realybę, mintis, tėvus, šeimą, santykius, talentus, viską pasirinkote šioje realybėje. Visą laiko agregatą, visą laiko liniją jūs taip nustatėte tam, kad ji taip susidėliotų, kad vieną dieną gimtumėte jūs. Pagalvokite apie tai, kaip tai nuostabu, kaip tai neįtikėtinai magiška. Ir kaip ribota yra visa tai uždaryti į ego pasaulį. Pastatyti ribas, pastatyti rolės. Galima ir taip žaisti, bet tam yra ir daugiau dimensijų.
priklausomai nuo žmogaus noro tyrinėti, nuo jo sąmoningumo, nuo jo žingeidumo ir pabudimo noro, jisai gali apjungti ir daugiau. Laikai maišosi. Tos laiko linijos, jos persismelkia, susimaišo viena su kita. Vis daugiau žmonių prisimena savo kitus atspindžius. Praeiti gyvenimai, jie nėra praeiti gyvenimai. Ateina suvokimas, anksčiau ir vėliau, kad laiko linija, jinai eina kilpomis. Ir jinai viskas vyksta vienu metu. Tai yra tas pats nuostabus kvėpavimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Visi laikai, visi gyvenimai, viskas yra viename įkvėpime ir viename iškvėpime. Visiškame tobulame, sąmoningame išjautime ir kvėpavime. Tai dar vienas kvėpavimo lygmuo. Kai visos dimensijos, viskas susieina į vieną. Įkvėpti vaivorykštę. Įkvėpti vaivorykštę. Vaivorykštė yra stebuklingas dalykas, tai yra vandens, vėjo ir šviesos santuoka. Tai yra dieviškas reiškinys žemėje, kuomet dimensijos pačios primena, kad jos gali būti apsijungusios. Ir nuo senų laikų žmonės labai daug dėmesio skirdavo vaivorykštėm kaip kažkam stebuklingam, magiškam, kažkam peržengiančiam įprastas realybės ribas. Vieni garbindavo, o kiti įsiklausę, išlipę iš plokštesnio suvokimo ribų, kuriame yra garbinimas. Jie pajuto, kad tai yra priminimas. Pati žemė primena, pati žemė turi savo daugybę skirtingų versijų. Ir kvėpavime, per skirtingas jungtis, jinai gali pamatyti vaivorykštę, gali įkvėpti vaivorykštę ir vaivorykštė tampa vartais. Vartais, pro kuriuos gali žengti suvokimas. Vaivorykštėje nėra vienos spalvos, jų yra daug ir jos kartu yra viena. Ir kai visos šios dimensijos susiliečia, atsidaro vartai. Vartai į didesnį suvokimą. Vartai suvokimą, kad laikas nėra linijinis. Visi, kai vaivorykštė persipina ir turint raktą, atrakinant savo suvokimą ir išjautimą per kvėpavimą, mes galime prisiminti ir apjungti pasaulius bei žengti pro portalą link savo vidaus, į savo platesnės, ryškesnės spalvas ir jas įžeminti šioje žemėje. Įžeminimas, teisingai supratai, nėra tiesiog įžeminimas. Žmogus geriausiai gali įsisavinti, labiausiai save įsisavinti, tai yra žmogaus įsisavinimas, įsižeminimas, kuris vėliau yra įžeminamas į žemę. Labai daug žmonių yra išplaukę, kitaip tariant, neįsižeminę, skrajoja visame ego pasaulyje ir jie yra pametę tą pamatą tos gamtos ir to kvėpavimo. Jie gyvena kitų gyvenime, kitų ego ir tai yra tarsi veidrodžių karalystė. Visi gyvena skirtingų žmonių atvaizduose. Lygina vieni kitus, bando žengti pro veidrodžio atvaizdus, tačiau atsimuša į plokščią stiklą.
teisingai atrodo dimensija ir gili viduje. Yra pasauliai, durys, į kurias galima žengti, bet kai tik bandoma, yra atsimušama į sieną, į stiklą, kuris yra plokščias. Taip galima ir susižeisti. Tačiau jeigu jūs įkvėpsite ir iškvėpsite ir pajausite dabar savo pačių gyvenimą, kiekvieno žmogaus asmeninį savo paties gyvenimą. Koks yra jūsų gyvenimas? Kaip jaučiasi jūsų kūnas? Kokios mintis dabar jame yra? Kur jisai gyvena? Koks sezonas yra jo paties viduje? Kokį metų laiką jis dabar patiria? Kas yra unikalu tik šitam kūnui? Kas yra žmonės, kurie jį myli? Kas yra žmonės, kuriuos jisai myli? Kas yra per hobiai, pomėgiai, tikrieji, kurie neša didžiausią, švenčiausią džiaugsmą žmogui. Kai apie tai daugiau susimastote, jūs pajuntate, tarsi jūs savo kūną apsivelkate. Jūs tarsi įsisavinate save, įsižeminate į savo realybę, į savo paties kūną ir išeinate iš veidrodžių karalystės. Jūs nebesimatuojate kitų žmonių rūbų, nebesimatuojate kitų žmonių situacijų, gyvenimų. Jūs įsisavinate savo paties gyvenimą. Jūs įkvepiate savo pačių vaivorykštės. Vaivorykštės, kurios kupinos vandens lašelio, kurios turi savo muziką. Lašelių, kurie atspindi jūsų pačių atvaizdą. Daugybė jūsų pačių atvaizdų, kurie yra vienodi, bet skirtingose atspalviuose, skirtingose spalvose, vienoje vaivorykštėje, kuri yra jūsų portalas į jūsų vidų. Gyventi tokioje būsenoje, kuomet kūne yra tik kvėpavimas, įžiebintis širdies ugnį, yra labai paprasta. Taip paprasta, kad daugelis žmonių net negali to patikėti. Jiem atrodo, kad tai net nėra realu, nes taip paprasta atrodo net negali būti. Nes yra įprasta lipti laiptais, įrodinėti, išvedinėti, tvirtinti, patvirtinti, gyventi visame mokslinėme, akademinėme pasaulyje, kuomet negali būti tarsi unikalios minties. Viskas turi patvirtinta būti, paryškinta, kažkieno jau atrasta ir nieko nėra unikalaus. Taip gyventi yra labai sunku, o šio kvėpavimo pamatuoti negalima. Tai yra visai kitas lygmuo, bet jisai nėra sudėtingas. Jeigu jis yra kitoks lygmuo, tai nereiškia, kad jis yra sudėtingas. Visą laiką, kai atrodo, kad kažkas yra labai sudėtinga, paklauskite savęs, ar tai vėl nėra protas. Dvasingumas, savęs, vidaus jautimas, jis yra labai paprastas. Jeigu tai yra sunku, paklauskite savęs, ar tai nėra protas. Nuostabiausia harmonija šito realybėje plokščioji yra mokėti laviruoti tarp pasaulių. Rasti plyšį tarp dviejų pasaulių - materialaus proto ir dvasinio, išjautiminio, ir juos apjungti kvėpavimu. Gebėti tą kvėpavimą papasakoti per aistrą, kurią įžiebė širdis.
Tai yra nuostabiausia jungtis, kuomet protas yra įdarbintas, kuomet jisai taip pat yra laimingas, nes jisai paprastume geba materialiai išreikšti aukščiausią savo šviesos suvokimą. Tai kaip dvi piramidės. Dvi gražios, šviesą atspindinčios, nuostabios, žibančios, švytinčios, blizgančios piramidės. Viena žiūrinti į viršų ir kita po ją veidrodiniu atspindžiu žiūrinti žemyn. Ir kokia stipri energija yra tarp jų. Jos nesiliečia, bet jos visą laiką šalia kaip magnetai. Tai unikali dviejų pasaulių jungtis, kurių vidury ir per kurių ašis eina šviesa, eina vaivorykštė ir eina kvėpavimas. Tas kvėpavimas įsuka šį ratą, šį nuostabų žaidimą dviejų ašių ir koncentruoja energiją. Ją dalinasi su pasauliu ir visais kitais pasauliais, kurie yra vienas pasaulis paprastume. Baimė yra taip pat proto žaidimas, nes baimė yra sudėtinga. Baimė turi daugybę paaiškinimų, taip pat išvedžiojimų, taip pat atsirėmimų ir visų kitų dalykų, ko turi ir kiti dalykai ego pasaulyje ir proto. Taigi baimė yra taip pat proto dalykas. Subalansuota baimė per kvėpavimą, per sąmoningumą, jinai apsaugo nuo nesaugių, neapgalvotų galbūt sprendimų kartais. Jinai apsaugo, jinai yra gera emocija, kai yra subalansuota ir sąmoningame kvėpavime. Tačiau, kai jinai tampa sudėtinga, kai baimė tampa konstrukcija, kai jinai neleidžia judėti, kai jinai įsismelkia į protą ir kiekvienam žingsniui, kurį norite dėti, sugalvoja daugybę paaiškinimų, kodėl to žingsnio nereikėtų daryti. Tai yra ta toksinė baimė, ta baimė proto, kurioje jau nebėra kvėpavimo, kurią reikia išvedinti. Visos emocijos yra lengvos savo tikroji formai. Nes viską galima tiesiog pajausti ir paleisti. Jausmai tai yra vaivorykštė. Įkvėpta, įkūrena širdį. Ir tie jausmai kaip energija gimsta įvairiais talentais, kurį kiekvienas žmogus atsineša skirtingai į šį gyvenimą. Tam, kad įkvėps kitus, kad priminti savo pačiam visas vaivorykštės, kurios fraktaliai kartojasi, atgimsta, praeiti gyvenimai, ateities gyvenimai, viskas yra šitame taške. Daug žmonių, kurie dvasiniam kelyje, mąsto apie tai, kaip jiems sunku čia gyventi, kaip jie norėtų šį gyvenimą palengvinti, arba kodėl jie čia yra, kaip jie nebenori čia būti, kaip jie nori greičiau šitą gyvenimą nugyventi ir grįžti į šviesą. Bet taip yra todėl, kad tai irgi yra proto žaidimas. Jie taip apsisunkino savo šią realybę, taip sunkiai žiūri į tą materiją, kad pamiršo tą šviesą ir lygiai taip pat tapo labai sudėtinga. Jeigu jie prisimintų savo kvėpavimą ir panaudotų tas žinias, sąmoningumo, dvasingumo, kurios nešasi prisiminimus ir neprisimtų tos dogmos, kad šita realybė yra tokia sudėtinga, jų gyvenimas būtų žymiai lengvesnis ir džiaugsmingesnis. Džiaugsmas yra variklis. Ir visiems žmonėms, kurie yra sąmoningumo keliai, kurie bando tyrinėti savo vidų, gyventi sąmoningiau, su gamta, įsisavinti ir įsižeminti, labai pravartu dažniau prisiminti džiaugsmą, žaismingumą.
kad taip kaip jie žaisdavo šviesoje, šviesos kūnuose, jie taip pat dabar gali žaisti ir čia. Niekas iš jų to neatėmė. Atėmė tik tiek, kiek jų protas sugebėjo pats iš savęs atimti įtikėjęs į sudėtingumą realybės. Raskite būdų, kaip savo priminti tą paprastumą, džiaugsmą ir kvėpavimą. Būkite ten, kur jums lengva kvėpuoti. Bent trumpai, bent kartą į savaitę, bent kartą į dieną. Leiskite savo būti ten, kur jums gera. Mintimis arba būti gyvai. Tai gali būti gamta. Gamta yra lengviausias būdas, nes jinai pati kvėpuoja. Vėjas jums kasdien primena apie tai. Apie šį kvėpavimą, kuris gali persmelkti jūsų kūną, kurio kvapą jūs galite pajausti ant savo odos ir savo tokiu būdu priminti. Kaip įžiebti žiežirbas, užkūrenti pelenėlius, angliukus savo širdį, kurie įsirusentų, įpūsti vėjo, sąmoningo vėjo ir šią ugnį pamaitinti savo emocijomis ir jausmais, vaivorykštėmis. Ir kad ši ugnis ramiai rusenanti judėtų, banguotų iš lėto aukštyn. Šildytų širdį, išilgėtų, apglėbtų savo šviesą, paliestų ir paglostytų protą. Kaip šviesos spindulėlį apglėbtų savo šilumą, apvalytų ir leistų lengvumui mintims išsiraizgyti ir lengvumui tapti mintimis. Pajauskite bangavimą, lengvą, ritmingą ugnies, liepsnos šokį. Jis apima visą jūsų kūną. Lengvas kvėpavimo oro, vėjo ir širdies ugnies šokis, šildantis visą kūną, meilę, lengvumu. Ir ši ugnis turi kvapą, labai malonų, unikalų, lengvą kvapą, lengvumo kvapą, kuris taip pat yra viena iš vėjo dalių. Ši ugnis savo bangavimu apvalo visą kūną ir protą. Jūs prisimenate savo žvaigždynus viduje. Ši ugnis yra saulė viduje. Įkvėpimas, harmonija, jėga, kuri reikalinga kūnui, kad galėtų siekti savo tikslų, įgyvendinti savo talentus, savo dovanas išpakuoti ir leisti pasauliui šviesai jas šioje realybėje pamatyti, kad jūsų talentus, dovanas, jūsų pašaukimą šviesa, saulė šioje realybėje, žemėje galėtų pamatyti, apšviesti
ir dar labiau sukoncentravus, sustiprinus, pasiųsti į kosmosą. Nuostabus ratas, netgi daugiau negu ratas, gyvybės gėlė, begalinė, aidinti realybėje ir už jos ribų per amžinybę. Ši ugnis rusena kosmose, rusena jūsų viduje. Jei nėra nei pabaigos, nei pradžios. Visa žemė pilna šių ugnelių. Jas banguoja, labai ramiai ir lengvai rusena. Liepsnos spalva oranžinė, raudona, geltona, ruda, melsva, žalsva, violetinė, balta. Visa žemė rusena meilėje. Ir vėjas, judant žemėj, vis pakūrena šią ugnelę. Tai tos pačios žvaigždės kosmose, dabar pasirinkusios patirti gyvenimą žemėje. O šis bangavimas yra primenantis amžinybę. Ugnis jaučiasi kaip vanduo, vanduo jaučiasi kaip ugnis, bangavimas. Visų elementų sąjunga. Taigi, kai sunku, kai vėl realybė akimirkai tampa sudėtinga, pajauskite šią bangavimo bangą viduje, ugnelę viduje, kuri išilgėja nuo jūsų kojos pirštelių iki pat plaukų galiukų ant galvos. Visą kūną apima, judanti, stipri, gyvybinė, nuostabi, gydanti, sauganti meilės energija. Šviesa, kuri tokia stipri, kad visą kūną nušviečia, nuima visus blokus ir visiškai išvalo nuo bet kokių kruopelių, nuo bet kokio užsistovėjusio oro, materijos ir visų kitų granulių. Viskas yra sulygiuota, viskas yra taip, kaip turi būti. Viskas yra paprasta ir viskas yra amžina. Viskas yra kvėpavimas. Viskas yra